prasieikim vienas kitą akimis, būtinai susitikim. 44 kėdės ir seniausio studentiško teatro titulas. Užsukime į Kauno technologijos universitetą. Šį kartą patirti teatro. Žmonės pasitinka štai tokia plytelėje, kuria parašyta scenoje paslėptas neįkainojamas lobis, ieškok ir rasi. Tai tu įžengęs į teatrą, įžengi ieškoti lobio, kurio reikia truputį paieškoti, bet tu tikrai jį rasi. Tai seniausia Lietuvoje universitetinė teatro studija, kurios ištakos Vytauto didžiojo universitetas, kur prieš 75 metus buvo įkurtas studentų dramos būrelis. Jo įkūrėjas legendinis teatro ir televizijos aktorius režisierius Petras Likša, ko gero žinomiausio Lietuvos televizijos serialo Petraičių šeima aktorius. Ir tai reiškia, turiu Vilniuje namą. Rūmai, tiesa? Žinoma. Nors apie Petraičių šeimą jaunieji aktoriai sakė nedaug girdėję, bet studijų pasirinkimui teatras turėjo įtakos. Tas siekis, norėjimas vaidinti, prisijungti prie teatro, jis pas mane ganėtinai visą gyvenimą buvo. Nuo pat mažens mėgau sceną ir tą performinimą vadinamą. Tai dėl to ir norėjosi tai įgyvendinti ir prie to prisidėti. Dirbu su iki mokyklinio amžiaus vaikais, tai labai praverčia tas teatrališkumo momentas ir patirtis, kurias įgaunu čia, kai gali iš karto įjungti šypseną, įjungti teatrališkumą, vaikams sudominti kažkaip, kartais pašnibždėti kažką, kartais garsiau pasakyti, tai šitie irgi momentai labai padeda. Labai rekomenduočiau pradėti nuo teatro studijos, nes čia, kai ateini, čia sutinki bendruomenę ir čia gauni neprofesionalių žmonių, bet kurie dega visų savo buvimu būti čia teatre. Tai nėra čia pasikėlusių žmonių, atrodo čia visi paprasti, žemiški žmonės ir mes čia ir turim savo teatro studijos bendruomenę. Bet pirmiausia, užsukime į kūrybinės dirbtuves. Aha, gerai. Pabandom mėtą. Dar kartą visi paskui mėtą. Aha. Nu ir kitą koją, gerai? Pabandom kitą koją. Matyti, kaip čia viskas. Gali tos rankos aplink jūsų kūną prajudėti. Man patinka dirbti su žmonėmis ir ypatingai su jaunais žmonėmis, nes man atrodo, kad labai dažnai jie turi tokių idėjų, kurios yra netipinės. Mano pagrindinės turbūt akstinas tai buvo paversti šitą erdvę kiek įmanoma daugiau tarpdisciplininę ir skatinti jaunus žmonės laisvai, jų niekaip nevaržant, ieškoti įvairių savo spalvų ir save išsibandyti visokiomis formomis teatre. Naujausias Kauno technologijos universiteto teatro studijos spektaklis Cikadų tylybė buvo rodytas ir miesto kamerinėme teatre. Aš tenais užimu tokį žurnalistės vaidmenį, kur reikia nemažai turėti energijos, lipti per save ir tada vesti spektaklį, galima sakyti, į priekį. Tai tas toksai labai įdomus momentas turbūt pačiai atrasti, kokia aš gyvenime esu ir ar aš sugebu taip atvesti kažką taip stipriai į priekį ir tada ieškoti spektaklyje. Tai buvo iššūkių turbūt, nebūti tiesiog tokiai paprastai žurnalistė, tokiai, kuri gali įtraukti auditoriją ir prikaustyti dėmesį, tai tas turbūt ir įsiminė. Mano buvo vaidmuo moteris. Tas vaidmuo buvo labai įdomus tuo, kad ta moteris, jinai stebisi pasauliu ir visai žmonėm, kas supa aplink, bet iš tokios geros pusės, bet vis tiek stebisi. Kartais gal jai kažkas patinka, kartais ir nelabai patinka. Bet jinai nieko per daug nedaro, nekuria jokio chaoso, niekam nekenkia, bet jinai tiesiog stebisi. Tai gal tas stebėjimas aplinkos man kaip žmogui yra artima ir įdomus reikalas, tai dėl to
galėjau susitapatinti su tuo vaidmeniu. Jeigu jūs norite tapti nariu teatro studijos, jums nereikia studijuoti KTU, jūs galite ateiti iš kitų universitetų, arba jūs galbūt net iš vis nestudijuojate ir jums yra, nežinau, 50 metų, bet jūs norite teatro, tai labai kviečiame į naujų narių atranką. Pirmojo studentų spektaklio premjera prieš beveik 70 metų Gogolio vedybos įvyko Kauno muzikiniame teatre. Čia turim tokį teatro studijos archyvą, kurį taip pat labai stengiamės išsaugo. Tai dar, pavyzdžiui, 84 metų užrašai, tuometinių teatro studijos narių kažkokie palinkėjimai ar dienoraščiai, 84 metai. Štai jau 2 savaitės, kai pradėjome repetuoti dainavimo pamokas atsiliekantiems scenoje. Ko jos vertos, tos repeticijos pamatysim. 1986 metų, gegužės 9 diena, maestro gimimo diena peržiūroje. Labai džiaugiamės apskritai, kad alumnai, kada mes jūs pakviečiam apsilankyti teatro studijai, tai reiškia, kad netgi po šitiek metų, vieni ten 40 metų pralankė, jie vis tiek ateina ir nori čia ateiti, tai tas turbūt yra labai svarbu kaip teatro studijai, kad tai nebuvo kažkoks etapas, jis praėjo, aš pamiršau ir gyvenu toliau. Šiai teatro studijai vadovavo aktoriai Leonardas Zelčius, Robertas Vaidotas, Rida Žirgulis, režisierius Aleksandras Špilevoj. Universiteto teatro studija 44 priklauso Tarptautiniai universitetų teatro asociacijai. Teatro studijos durys užsidaro ir jūs jau tada esate taip kaip, nežinau, kaip susikūrę, taip kaip norit būti, bet čia jūs galit būti taip, kaip iš tikrųjų esate.